pilnaties peizažas, paveikslas pamatytas, kaip sakau, pamatytas, ar inspiracijos sugertos, sugaudytos Prancūzijos viduryje, Limuzino regione. Patys peizažai ten ir gamta tokia šiek tiek net priminanti galbūt Lietuvą kažkiek, nes labai žalia, yra didžiuliai horizontai, lygumos, ne visai lygumos, bet sąlyginai su kalnuotomis vietomis ir labai tiršta augmenija. Tai vieta yra Château des Égaux pilyje, kur matome ir paveikslė, kairėje pusėje yra pilies siena su latakai, su sirenom, kaip čia, su drakonais ir žibintas ir iš augmenijų, iš medžių, šešėlių, tarsi kaukiantis gyvūnas ar mitologinė figūra ar kažkas, kur ir kylanti tolumoj kylanti pilnatis. Tai visas tas kaip ir kūrinys vėliau inspiravo mane parodai, pilnaties peizažas, kur kalba yra daugiau ne apie peizažą, bet apie patį, sakykime, kūrybinio įkvėpimo momentą, jeigu taip galim pasakyti. Taip gal stereotipiškai yra, kad pilnatis dažnai jautresnius žmonės išderina, sutrikdo, galbūt daro poveikį, kaip sako, visai planetai, vandeniui ir aplinkai. Tai, sakykime, čia daugiau interpretacija apie būtent tą tokį kūrybiškumą ir nors įkyla gal ir lėtai, bet vis tiek jinai užtrunka tam tikrą laiką, tai kaip ir pats kūrybiškumo impulsas, kaip tas kauksmas į tokią gilią naktį ultramarinę, tai jisai yra gaudimas to momento, tokio bandymas sulaikyti, įkvėpti jo, išgirsti ir vėliau kas iš to jau turbūt su visom tom pridėtiniam detalėm ir nuveda mus į tą tolimą horizontą, į tą, kaip sakyt, kūrybinius atradimus.